Kada prasideda jūsų darbo diena? Mūsų darbo diena prasideda 6:30 min. pusė 7 ryte. O, kiek anksti. Kiek per dieną nuskutite bulvių? Žiūrint pagal dienos valgiaraštį, jeigu yra cepelinai, tai reikia apie 25 kg bulvių. Bet mes turime bulvių skutimo mašiną, kuri mums palengvina darbą. O gal esate apskaičiavę, kiek per dieną išvirėte sriubos litrų? Taip, išverdam apie 30 litrų sriubos. Oho. Jeigu moku skaniai gaminti, ar galiu čia ateiti ir dirbti? Ne. Dirbti reikia įgyti po pirmą viso žinių, kad suprastum, kaip, nuo ko prasideda tavo darbo diena, kaip reikia pasiruošti darbui, kaip tu turi žinoti, kaip reikia užpildyti visų pirma atėjus į darbą visus reikalingus dokumentus. Turi būti rankų patikros žurnalas, tu turi būti sveikom rankom. Negali būti jokių užterštų, negali būti lakuotų nagų. Va, čia tokie reikalavimai. Kur mokite savo profesijos? Aš baigiau Klaipėdos mokyklą. Ar mokate sudaryti dieninį meniu? Taip. O kaip apskaičiuoti, pavyzdžiui, kalorijas? Kalorijas yra skaičiuojamas pagal tokią lentelę, kuri yra duodama mums, reiškia, kiekvienos dienos normai yra lentelė, pagal kurią skaičiuojama vaikų kaloringumas, angliavandeniai, baltymai, riebalai. Ar ruošiant tokį didelį kiekį maisto esate per daug įbėrusi druskos? Be abejo, daug. Jeigu pamyli vaikus ir įbėri daugiau druskos. Arba norite gaminti maistą, kai grįžtate namo? Kadangi šeimoje tik esame dviese su vyru, tai reikia gaminti, bet jau yra labai nedaug. Ar mylite savo darbą? Bet be abejo myliu savo darbą ir labai patinka dirbti būtent šitai valgyklai. Ir šitie vaikai labai patinka, mokytojai, direktorius, visi jie labai malonūs žmonės, labai maloniai bendrauti yra. Lengva dirbti, tiesiog einu darbą kaip išėjau. Tai ačiū Jums. Prašom. Jeigu man patinka ši profesija, tai tikrai pakeisiu Jūs. Gerai, ačiū už apsilankymą.